Tuo metu Temo jaunimas po paskutinio skambučio kraustėsi prie jūros, į miestą grįžo kelių policijos magistralinių kelių būrio pareigūnai ir pradėjo su krivule mosuoti Melnragėje, sustabdomos 2 pliurpos. Pirmą kartą sustabdomas esi? Taip. Jau 3 metus važinėjau. Pirmą kartą stabdo. Tai gal teisingai važinėjai, arba žiemą nevažinėjai gal? Taip neapžara? Ne. Kaip? Ne. Dabar to pažymėjimas? Nu, dabar tai yra medicina ir greitai žiūrėti. Kaip netapačiam? Man būtų mano vienas su tavim. Štai taip, vienas tvarkingas motorolistas, o kitas ne. Vienas gali važiuoti toliau, kitas susipažįsta su policijos automobilio įranga, kol rašomas kvietimas atvykti į komisiją, kur 16-metis bus baudžiamas už vairuotojo pažymėjimo neturėjimą ir techniškai netvarkingą pliurpą. Viską sudėjus ir pasvėrus jauną amžių bei pažeidimo esmę, jaunuolis gali būti nubaustas 100 litų bauda. Tuo metu prie Herkaus Manto ir Prano Lydeikio gatvių sankryžos sustabdomas Britvos maestras turi visas įmanomas vairavimo kategorijas, yra draudimas, apranga tvarkinga, ant vieno rato jis nevažiuoja, o štai